Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų rubrikoje šiandien man malonu pristatyti gerai žinoma alytiškį pirmo Alytaus Alyčio seniūnaitijos seniūnaitį Vaclovą Goštautą. Vaclovai, laba diena. Labą dieną. Šiandien turime keletą progų pakalbėti. Verslas be jokios abejonės tai yra vienas iš tų pagrindų, apie kurį tu kalbėjai jaunai kartai jau prieš 20 metų. Verslo angelas. Šiandien trumpai prisiminkime tą istoriją, ko gero išties prabėgo porą dešimtmečių. Jo, prabėgo ir džiaugiuosi, kad aš gyvenimo tame kelyje teko šitas dalykas atlikti tos veiksmus. Ir tikrai mes apie 150 tų jaunuolių, kuriuos mes išugdėm, čia tikrai reikia padėkoti ir visoms įmonėms, kurios laikė šitą įstaigą ir savivaldybei. Ir mes paruošėm daug gerų žmonių. Ir kai pradėjom mes tą įstaigą, kad vaikus išugdyti tam, kad jie grįžtų į gimtąjį miestą ir padėtų tam miestui. Bet kai jie buvo išugdyti ir įgavo labai didelius sparnus, tai mūsų pasirodo tai sistemai nereikia jų. Tokia buvo, gal dabar jinai kinta, po truputį aš matau, kad taip jo. Aš irgi matau tam tikrus signalus, tiesa, ne tiek daug iš to 150 išugdytų jaunųjų su verslo gyslele arba bent supratimu žmonių, bet kai kurie grįžta ir tai malonu, jie mato tą galimybę galbūt plėtoti vienokį ar kitokį verslą Alytuje, bet vis dėlto, Vaclovai, kontaktus palaikote su angeliukais? Visais palaikom, nes jie žino, kad jie kažkada gavo dovanais tos visus pagrindus gavo ir jie visą laiką yra pasiryžę atiduoti miestui, kai tik miestui to reikės. Beje, jų tarpe yra žmonių, kurie sėkmingai vysto ir savo verslus. Taip. Ir ne vienas, ko gero. Taip. Tai vadinasi, tie pagrindai buvo geri. Bet, kaip sakoma, nuo teorijos iki praktikos kartais būna ilgas kelias. Šiandien su Vaclovu mes pakalbėsime ne tik apie teorinį jaunų kartų ugdymo procesą, bet ir apie pačio Vaclovo štai naują veiklą. Tai yra jau ko gero alytiškiai, tie, kurie lankosi pirmajame Alytuje aerodrome turgeliuose, galėjo paragauti ir Piliakalnio giros. Vaclovai, kas per idėją? Jinai tiesiog gimė, negimė, bet kai aš kapščiausi ten Goštautų, toj dinastijoje ir atsikapščiau, kad yra tokia gėlytė, jinai auga pakelėse, labai ryškiai mėlyna žydė, vadinasi trūkažolė ir jinai kažkada tais istoriniais laikais buvo vartojama vietoj kavos. Ir tuo pačiu buvo užsiminta, kad iš jos gamino ir girą. Tai dabar aš, kai išėjau į pensiją, turėdamas laiko, ir pradėjau užsikabinau už tos idėjos. 2 metai aš ruošiau visą technologiją. Tikrai tonomis yra išpilta tam tos giros. Bet kol galų gale atkasiau 3 rūšis iš tos pačios trūkažolės, 3 rūšių gira, jinai vadinasi viena tamsioji, gintarinė ir šviesioji. Iš tikrųjų ir atitinka jos skirtingos spalvos ir skirtingi skoniai. Ir dabar pradedu, čia jau kelios savaitės atgal, taip kaip iš to dalyką pradedu verslą daryti. Pasiėmiau paskolą iš banko, kitus mokinau, galvoju, pačiam reikia. Pasiėmiau paskolą ir dabar kol kas viskas gerai. Jau pirmieji klientai išbandė girą ir kiek teko girdėti ir iš mūsų kolegijos, jog neužtenka giros. Kodėl? Ta trūkumas to kiekyje? Taip, trūkumas kiekyje. Kietas esu versle, bet čia neapsiskaičiavau. Turėjo likti nuo pirmo karto, tai per 2 valandas įsipadėjom, tada sekantį kartą padvigubinau kiekį ir vis tiek nebeliko. Vaclovai, Goštautų genealoginis medis, ar ne? Tau jis visada buvo labai svarbu. Mes prisiminame tavo peripetijas dėl žemės sklypo, tų peripetijų buvo pačių įvairiausių. Jeigu kalbėti apie Goštautų giminę čia, mūsų krašte, nes pavardė iš tikrųjų Lietuvoje yra labai gerai žinoma, iki kurio šimtmečio atkapstei? Tiesą pasakius, nelabai aš čia kapščiau, man tik tai, kad ta pavardė uždėta ir daug metų atgal, kad važiuodavau Vilnių, tai stebėdavau. Goštautas atvažiavo. Bet nesikapščiau aš ten tos praeities, nes tiesiog galvoju, kad pats tikrai turiu gebėjimų kažką savo
parodyti čia laikinio goštauto. Bet vis dėlto iš praeities tu tą gyrą ištraukiai. Nu, jinai tik tai tiek, kad aš kapščiausi, reikia žmonėm pasiteisinti. Ir aplamai apie tai reikia žinoti, kas ir buvo, ir jie buvo tikrai labai svarbus žmonės išlaikant lietuvių kalbą tuo istoriniu laiku. Nu, tai tiek, kad aš privalau žinoti, o jie ar mano, ar ne mano, nežinau. Vaclavai, sugrįžkime prie Piliakalnio giros. Vis dėlto ir pavadinimas, ko gero, neatsitiktinis, ar ne? Taip. Kodėl? Goštautai buvo prie Piliakalnių nuo senovės ir tas vienas tame esmė, o kita didžiulė labai esmė yra tame, kad aš prie Piliakalnio gimiau ir užaugau. Čia, tas dūšioj, ta visa vieta ir kas yra ir ten dabar tą žemę atgavau, tai tas Piliakalnis ir yra užaugęs ten manyje. Bet iš esmės, kalbant marketinginė prasme, tai irgi labai sėkmingas žingsnis, ar ne? Nes, vis tiek, verslo teoriją puikiai išmanai. Tai štai tas pririšimas prie konkrečios mūsų miesto vietos. Tavo nuomonė, tai iš tikrųjų tas išskirtinis brandas, kuris, mano nuomonė, turi sėkmingą kelionę į priekį, arba kaip tau atrodo? Liudai, tu visiškai teisus esi. Tas tikrai tas duoda labai daug ir visi taip pirmiausia, Piliakalnio. Ir tada užsivedu. O kita vertus, kaip aš ir mokinau kitus, aš išanalizavau visus savo konkurentus, skonis netitinka nei vieno. Tai tada yra unikalus daiktas ir tada tu eini į verslą tam tikrai tas rytimi, kad tu esi unikalus. Na štai, pradžioje, kaip tu sakai, 2 valandos ir pagamintos giros nebelieka. Kokios perspektyvos? Kaip planuoji savo verslą? Jeigu ir padvigubinus kiekį, vis tiek jos nebelieka. Ką, gamyklėlę statysi? Tai viskas savo laiko, tai tavo pardavimai tą reguliuoja. Tai dabar sekantis etapas laukia labai didelis, tai miesto dienų šventė. Įsileis tave su Piliakalnio gira? Jau leidžia, jau tikrai. Jau tas vardas, mano, tu vis tiek marketingė veiki tam tikrus elementus. Tu nepardavinėjus, bet tu ją stengiasi, žmonėm duodi paragauti. Tikrai pirmiausia duodi paragauti skonį ir paskui jis paragauti. Ir dar labai, labai aktualu, kad jie skirtingi skoniai, bet žmonės negali pasakyti, kuo jie skiriasi. Jie tikrai labai skiriasi vienas nuo kito, bet kuo. O skanios, sako, duok, negali atrinkti, jos visos skanios. Bet vienam tas patinka, kitam tas. Tai va tas elementas, kai tu bendrauji su tuo savo pirkėju, tu nebūtinai uždirbi, bet tu turi parodyti, pats pasižiūrėk. Ir tas duoda efektą. Vis dėlto grįžtant prie receptūros, tu minėjai, kad 1 metų ne 1 toną išpylė, ar ne, norėdamas sukurti būtent tą unikalų receptą. Ko reikia, kad tą unikalumą surasti? Kokiu būdu tu visą tai, įsileisk šiek tiek į savo virtuvę ar į savo laboratoriją? Kaip visą tai tu darei? Šiai idėjai. Taip. Iš tikrųjų, tai yra kiekvieno individualus reikalas gali būti. Ir mano buvo tas pats. Aš su žmona ginčinausi pradžioj, kad jai cukrus per daug. Tada, kai nuimu cukrus, man jau neskanu darosi. Ir toks ieškai tu to, nes labai svarbu ir laikas, ir kiekis, ir tas ten daug elementų yra, kurie visi yra svarbus. Kada tu 2 metai ieškai, tu vis tiek pabandai, atrodo gerai, bet aš jau taip įpratęs gyvenime. Aš pabandau vėl kitą, kad ir gerai nesvarbu. Tas tau duoda atsirinkti. Tada ieškai dar šalia alternatyvos tam tikros, ar ne? Aš jos ieškodamas, kaip ir svarstyklės, atsveri tą, kas jau tikrai reikia. Tai kai dabar šiai dienai tai jau yra viskas paruošta ir viskas vyksta, bet tuo labiau ten jinai to ypatingai yra gira, ypatinga. Aš turėjau jau keletą klientų tokių, kuriems jai nepatinka tas saldumas, kurios šiek toks yra, jie gali paimti, 2 sąlygos yra. Viena, laikyti šaldytuvio, tai tu gausi girą tokią, kokią pirkai, kokią gavai. Bet jeigu tau reikia rūgštelės, tu gali išimti į kambario temperatūrą, ten vyksta vėl veiksmas, šiek tiek valgo, per ilgai negalima užlaikyti, nes paskui atsiras ir alkoholio, tai negalima. Tai, aiškiai, tas daiktas yra ir gyvas, tu gali dar pamanipuliuoti. Ir tas irgi užvelka žmonės, kad, taip. Gyvas produktas. Taip, jis gyvas ir produktas. Gali padaryti gyvą, gali padaryti. Ar tai reiškia, jog, kadangi Vaclavas mini, kad tai yra unikali receptūra ir tokio skonio jis daugiau niekur nėra ragavęs, ar tai reiškia, jog tą receptūrą tu kažkokiu būdu patentuosi,
sutvarkysi, kad, neatsirastų koks nors šalia kaimynas, kuris porą geros buteliukų išgeręs sakytų, aš irgi galiu tą patį daryti. Tai Liudai, tu mane pažįsti. Jeigu kol jis prisiruoš, kol jis tą receptūrą atras, aš jau nuveisiu vėl į priekį. Jeigu reiks, nes tas pats buvo mano gyvenime ir su, kaip gaminau klozetų dangčius, su baldais irgi tą patį. Aš nebijau konkurencijos. Aš visą laiką žinau, ką galiu priekį padaryti. Bet būtent štai mane domina tai, kad tu pasirinkai tokią maisto pramonę, galima sakyti, maisto produktą. Beje, kalbant apie dabartinę situaciją, iš tikrųjų mes nemažai kalbame apie tą išskirtinumą, kiekvieno krašto išskirtinumą, kiekvieno miesto išskirtinumą ir tame tarpe tas kultūrinis to išskirtinumo ta dėlionė, mano nuomonė, irgi yra labai svarbu, nes ko gero pastebėjai, kad viename krašte mes žinome, kad ten tie produktai ir būtinai tu turi juos paragauti. Ar tu pretenduoji į tai, kad štai Alytus galėtų garsėti tuo, jog čia, tik tai čia yra gaminama Piliakalnio gira? Aš apie tai nepagalvojau, bet mūsų, žinai, ankstesnis verslas yra vairų gamyba ir ten po visą pasaulį pardavinėjom ir ten parašyta yra Made by Family Goštautai from Alytus. Tai miesto populiarios visą laiką buvo pirmoje vietoje dušė. Taip, nes tau tai svarbu, todėl aš ir kreipiu tą kalbą. Bet vis dėlto, šiandien mes kalbame su Vaclovu ir tai yra šeimos verslo modelis, ar ne? Taip. Tavo nuomonė, dabartiniai situacijoje ekonominėje, mes čia dabar diskutuojame visi apie mokesčių pertvarkas ir taip toliau. Šeimos verslo modelis, kuris, pavyzdžiui, toje pačioje Europoje, mes patys dabar esame Europoje, yra labai gajus ir yra labai populiarus. Ir begalė ypatingai maitinimo ar maisto pramonės gamintojų. Tu gali pervažiuoti visas šalis nuo Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, kur gali užsukti į bet kokį šeiminį ūkį ir ten ragauti nuo pagaminto vyno iki alyvų ir ko tik ten jie negamina. Tavo nuomonė, ar vis dėlto Lietuvoje atėjo tas laikas, kad štai šeimos verslas, kuriantis įdomų, unikalų produktą, gali būti labai sėkmingas? Aš net nebejoju, nes tai, patys supranta šeimos ir žodis tas šeimos sako. Ir kada tu jau tą šeimos verslą yra, tai natūralu, kad dūšiai yra tavo labiausiai atiduodama negu taip. Ir čia ne tik, kad atėjo laikas, jis ir seniai buvo, tik tai, kad kaip ką žinau, kaip pasakyti, jeigu užsidegė arba kažkam gimsta idėjas ir šeima dalyvauja, tai yra gyvenimas visiškai kitoks. Gerai, tada aš kitaip paklausiu. Tai galutinė Piliakalnio giros receptūra. Ta lemiamą žodį pasakė Vaclovas, ar Vaclovo žmona, ar Vaclovo šeima, ar tai buvo kolegialus šeimos susirinkimo sprendimas? Šeima prieštaravo, juokėsi iš manęs, bet viską tą lėmė, bandymai, tie marketinginiai, tu duok daug draugams, visiems ragauti ir tu dar iš to tobulinimo. O šeima tik tai pradėjo tikėti, kai mes pardavėm tą pirmą partiją. Kai jo apčiuopiamas rezultatas pasirodė. Visiškai teisingai. O tai buvo iš senelio, juokėsi. Jis čia sako, da, gira atėjo. Vaclovai, bet tavo štai šio produkto patirtis ir ta pati idėja realizuota, man tik tai įrodo, kad ir sulaukęs pensinio amžiaus žmogus turintis idėjų, jis gali surasti savo vietą po saulę ir nebūtinai laukti tos valdiškos pensijos ir nieko daugiau nedaryti. Ar ne? Nes tu ne tik dabar gira gamini, ne tik esi Alyčios Seniūnaitijos seniūnaitis, tu kapelą ten subūręs, grojai, tu futbolą dar žaidži. Tai mano paprastas klausimas, kiek paroje pas tave valandų? Tai kai buvau prieš pensiją, dar buvo amžiaus, tai vis galvojau, išeisiu į pensiją, pailsėsiu. Tai patikėkit, dvigubai. Užimtumas. Padvigubėjo užimtumas. Bet 24 valandų tau užtenka, ar ne? Tai natūralu, kad užtenka pavargti, bet vis tiek, dirbi kiek Dievas duoda. Neleis jisai, tai neleis, kol jis tau duoda energijos, duoda sveikatos ir tu ir tempi. Na štai, ir dar norėčiau vėl sugrįžti prie mūsų pokalbio pradžios, prie verslo angelo. 20 metų prabėgo, tu minėjai, kad jūs iki dabar palaikote kontaktų su tais jaunais žmonėmis, kurie tada dar buvo daugelis jų moksleiviai, po to tapo studentai, dabar tai jų verslą plėtojantis žmonės. 20-metis, gražus skaičius, kokiu būdu prisiminsite tą laiką?
čia aš užsiroviau, kai aš po 34 metų atgavau tą tėviškę prie Piliakalnio. Ir tada pasakiau, kas jau, pasidžiaugsit su manim tą pergalę, tai pakviesiu į šventę tokią. Ir galvojau, bus keliasdešimt žmonių, bet atsirado 400 turbūt. Ir reiškia, aš mečiau tą iššūkį, kad juos pakviesiu. Ir natūralu, kad tais metais, aš pernai jau turėjau tai padaryti, jau kai žadėjau rugpjūčio mėnesį, bet man prasidėjo biurokratija su elektra. Man tos elektros netiduoda iki šiai dienai. Paskutinis pažadas yra gegužės 13, čia labai nedaug lieka. Taip. Ir aš vis dabar organizuoju tą festivalį. Man kelios sritys yra. Mano tai kapelai 15 metų, aš ją gavau palikimo. Man dabar angeliukų yra tas 20 metų ir dar ta pasižadėjimas savo miestiečiams visiems tą šventę padaryti, nes daugelis vis papato mane, taigi aš laukiu, kada rastą, kokį reikia padėti, į talką. Tai žodžiu, tai dabar aš tą jau kaip ir rugpjūčio 15-17 dienomis ruošiam festivalį. Bus angeliukų ten, tų angeliukai yra, kurie, kada mes jos išlydėdavom į tą didįjį kelią savo gyvenimą. Plaukimai dar būdavo. Taip, plaukimai, buvo daugelį metų tie plaukimai ir tuose plaukimuose abiturientus mes išleisdavom ir tie abiturientai parašydavo savo viziją, kaip jie įsivaizduoja mūsų miestą po 10 metų. Tai reiškia, prieš 20 metų ten kas metai plaukdavo, kas metai įrašydavo, tie visi laiškai parašyti yra įdėti į kuparą, tokį kaip vadinasi. Ir užanspauduoti, ar ne? Ne, nereikia spauduoti, bet aš pats net jūs nebuvau neprisilietęs jų. Jie uždėti ant spintos, ten ir stovi, kas ateina, sakau, žiūrėkit, ten laiškai sudėti. Tai mums dabar labai įdomu po tiek metų juos atverti. Ir tad mes tą vieną vakarą darom vėl kaip ir darydavom, išlydėdami tuos plaustai žmonės, abiturientus išlydėdami kiekvieną vakarą, ten Lazdijų, Varėnos, Alytaus rajono, Alytaus miesto druskininkų, vėl kiekvieną vakarą darydavom tokius prie laužo pasikalbėjimus. Jie būdavo labai įdomus. Jie būdavo nuoširdus, kurie atvažiuodavo ne tik angeliukai, bet ir verslininkai, politikai, visi atvažiuodavo. Ir mes prie laužo labai atvirai kalbėdavom, ten kokia jų ateitis laukia, nes mes diskutuodavom, ką galim pakeisti mūsų regione ir kokias jų indėlis būtų grįžus po tų mokslų. Tai dabar tą patį 15 dieną ten žolinės, mes bandysim organizuoti tą patį vakarą. Liudą kviečiu, gal jisai pravestų ten, kaip ir senais laikais dalyvaudavo. Pakviesim vėl visus tos mūsų sponsorius buvusius, tikrai ten daug tų. Ir pabandysim mes... Atverti tą kuparą? Be abejo, tą kuparą. Labai jau jis domina visus, kas ten buvo. Ne, iš tikrųjų įdomu. Ką įsivaizdavo jauni žmonės, vien tik tai pradedami savo kelią į tą savarankišką gyvenimą ir štai prabėgo jau ne 10, o 20 metų ir kiek tų lūkesčių yra vienokia ar kitokia forma realizavėsi, kiek tas miestas pasikeitė, koks jų dabar požiūris į tą miestą. Aišku, labai gaila, kad vis dėlto iš to daugelio šimtų, kurie savo laiku buvo angeliukais, ne visi dar sugrįžę į savo miestą, bet aš nebejoju, kad jie vis tiek, kiek man tenka bendrauti su jais, jie jaučia tą emociją ryšį, kuris irgi yra labai svarbus, Vaclovai, sutik, nes viskas yra paremta jausmu. Aš kai mes kūrėm tą verslą, ir tuos vaikus, kaip mes priėmėm ruošti, mes pradėjom, ruošiam savo, mes savo ateičiai. Bet patikėkit, kai atėjo tas laikas ir jie įgavo tokius sparnus, jie buvo vertinami visam pasaulyje žmonės. Ir tada tu sakai vaikams, pakeitė savo tą idėją, tą, kas buvo, tikslas buvo, ir pakeitė, sakai, vaikai, jūs gavote tokius sparnus, didelius, skriskit ten, kur jūsų laukia. Ir va taip jie įsibarstė, bet jie tikrai likę prie to, kad jie atiduos, bet kada paklaus pas jūs, jie atiduos savo miestui duoklę, kiek tik tai jų pagalbos reikės. Svarbiausia, kad miestui to reikėtų ir miestas suprastų, kad tai yra iš tikrųjų tas kapitalas, kuris susikaupia jų patirtis, jų kompetencijos, jų žinios, jų matymas. Bus labai įdomu atverti tą kuparą ir pasižiūrėti. Galbūt ten yra fantastiškų idėjų, kurių kartais taip trūksta valdžioje esantiems vyrams ir moteriams, ar ne, Vaclovai?
Tik nežinau, kad man dabar atrodo, aš dabar sakysiu gerbiamų merį, nes kada mes turėjom verslo angelą, tai mes buvom konfliktė su juo, tikrai abudu nesutardavom. Bet šį kartą matant, ką jis čia daro dabar, kiek čia yra, tas jo charizmas ir tas Nemuno atvertimas, jeigu pameni, Liudai, tai kažkai kada verslo angelas sakydavom, Dievas davė mums Nemuną, kodėl mes jo nenaudojam? Ne, ir plaukimai buvo organizuojami būtent Nemunu, atkreipiant dėmesį, ką mes turime čia pat. Tai dabar kas vyksta, dviračių takai, visas atvėrimas, dabar, žinau, ruošia planus, kaip išnaudoti tą Nemuną. Tai va dabar džiugu yra, tai aš tam jau dabartiniam merui pasakau, jau ačiū tau. Supratau. Vaclovas Goštautas mūsų rubrikoje šiandien, bičiuliai, tad jeigu turėsite progą, turbūt artimiausia proga bus miesto gimtadienio šventė, kurioje bus galima paragauti Piliakalnio unikalios giros. Vaclovas pažadėjo, kad kai jie jau bus paruošta, jis ir mus pavaišins. Tikėkime, kad mes irgi tą išskirtinį skonį pajusime. O man norisi tau padėkoti už pokalbį, žinoma, palinkėti geros sėkmės ir tik dar kartą patvirtinti, kad kai turi idėją ir degančias akis, nesvarbu, kiek metų tau yra, tu vis tiek gali kažką daryti, ar ne, Vaclovai? Na, linkiu ir ugdžiau tiek žmonių, kad taip, natūralu, aš visas gyvenimas su verslu suėjęs, tai stengiasi, tuo labiau, kad verslo angelas dar yra ir jeigu reikia mano patarimų, kuriuos aš turiu daugiamečių, aš tikrai nuo dūšios atiduosiu. Kiek tau svarbu tavo ryšys su Alytumi? Ašgi seniūnaitis. Aš gimęs prie Piliaką. Didžiausias. Čia man visas gyvenimas. To viskas ir pasakyta. Ačiū tau. Ačiū Jums. Laida Darau verslą. Kviečiame verslininkus bendradarbiauti. Reklamuokite radio stoties FM99 socialiniuose tinkluose. Svajojate apie sėkmę versle, kuri viršytų jūsų lūkesčius? Pasidalinkite savo verslo idėją laidoje Kuriu verslą su mūsų krašto žmonėmis. Susisiekite reklama@fm99.lt ir didinkite savo prekės ženklo žinomumą.